Mantas Rubštavičius yra genialus jaunas lietuvių žaidėjas, tobulėjantis Australijos lygoje, kurie žaidžia NBA Rising Stars programos dėka. Ši Australijos krepšinio lygos programa veikia nuo 2018-19 metų sezono. 6 metai, per kurių ši programa sugebėjo išsiųsti 8 jaunuolius į NBA. 4 iš jų buvo pirmo rato šaukimai – Lamelo Ballas, R.J. Hamptonas, Joshas Giddey ir Ousmane Džengas. Faktas, kad būtų kiek naivoka visus laurus atiduoti Australijos lygai už tuos vienus tobulėjimo metus, nurašant kitas krepšinio mokyklas, kurios ugdė mano išvardintus žaidėjus prieš išvystant į Australiją. Bet pati Australijos lyga yra perpildyta krepšinio asmenybių, kurios sukosi NBA krepšinio virtuvėje, bei žaidėjai, kurie žaidė tiek Eurolygos, tiek NBA klubuose. Tad man buvo kiek juokinga, kai krepšinio komentatoriai nesuprato šito manto pasirinkimo – iškeisti Europos turės komandą į egzotišką Naujosios Zelandijos ekipą. Tačiau net nėra ką lyginti Lietkabelio ar LKL ar to pačio Eurocupo žaidėjų paruošimo NBA lygai su Australija. NBA lyga turi visus reikiamus įrankius, bendradarbiavimą su NBA, skautų dėmesį, patį krepšinio lygį bei praeitų žaidėjų pavyzdžius, kur vėlgi turime aibę jaunų žaidėjų, kurie netobulėjo mano minėtoje programoje, tačiau buvo ugdyti australiškoje krepšinio sistemoje ir sugebėjo nueiti iki stipriausios pasaulio lygos. Taigi pakalbam apie Mantą Rubštavičių ir kokio tipo tai yra žaidėjas. Mantas New Zealand Breakers komandoje žaidžia kaip swingmenas. Apibūdinant lietuviškai, tai yra 2-3 numeris, kuris gali laisvai slinktis tarp small forward ir shooting guard pozicijos, priklausomai nuo situacijos aikštelėje. Puikus pavyzdys, kaip Mantas žaidžia, būtų Klejus Thompsonas. Minimalus žaidimas su kamuoliu, dalyvavimas ispaniškuose pick and rolluose kaip metikas, užtaurų slipinimas, tiek Klejus, tiek Mantas yra 1,98 cm ūgio. Ir kodėl man patinka sugretinimas su Kleju? Nors jie būtų ir yra išreikšti metikai, tačiau skirtingai nei tarkim Kyle Korveris ar lietuviškais pavyzdžiais Milaknis ar Lukošiūnas, Rubštavičius nesijaučia diskomfortiškai, kai reikia kamuolį sumušti į parketą daugiau negu 1 ar 2 kartus. Tiesa, aš suskaičiavau galbūt 2 ar 3 epizodus, kur Mantas inicijavo pick and roll situacijas per galbūt 6 ar 7 rungtynes Australijoje. Tarkim, visi šie epizodai, kuriuos matote dabar, buvo paimti iš 2 rungtynių. Vienose iš jų Breakers saugiai pirmavo 20 taškų skirtumų ir visas 4 kėlinys buvo šiukšlių minutės. Kitose rungtynėse Mantas buvo išvedinėjamas ant perimetro ir atliko kelis prasiveržimus prieš paskutinėje NBL turnyro komandą, tačiau prieš topinės Australijos ekipas absoliuti dauguma Rubštavičiaus taškų ateina iš spot apmetimų ir veiksmo greitose atakose. Taigi, kuo Manto žaidimas yra genialus? Vienas iš paprastesnių epizodų, po kurio netgi ir Čanakas su Aureliku paplotų. Sėtinai greita ataka, gynyba yra susikoncentravus ties baudos aikštelę. Mantas yra visiškai laisvas perimetre ir atliks idealiai puikų situacijos nuskaitimą, greitai serviruodamas kamuolį laisvam Jacksonui Cartwrightui. Tai yra žaidimo pojūtis. Nežinau, kiek Mantas gerai matė savo komandos draugą, iš pakartojimo ir priartinimo aš asmeniškai neižvelgiu, kad Rubštavičius bent akis kampeliu pažvelgtų aikštelės kampą, bet epizodas tuo nesibaigia. Taigi Cartwrightas veržėsi palei galinę liniją ir atkreipkite dėmesį į varžovų gynybą. Visi 5 žaidėjai gynyboje yra baudos aikštelėje, kas reiškia laisvus plotus perimetre. Ir Rubštavičius dar kartą priima puikų sprendimą. Nėra jokių kirtimų į baudos aikštelę, kuri yra perpildyta. Mantas juda į tą patį aikštelės kampą, kuriame startavo Parkeris, taip sukurdamas savo komandos draugui lengvą perdavimo liniją. Tai yra itin aukšto IQ krepšinio momentas. Get him the ball and get out of the way. How do you say that in Lithuanian? Ir šiuolaikiname krepšinėje treneriai akcentuoja gerą išsidėstymą aikštelėje, vadinamąjį spacingą nuolatos. Netgi aukščiausiame lygyje pasitaiko kliurkų, kai žaidėjai klaidingai skaito situacijas, tad būnant tokiam jaunam Mantui tai 21 ir turėti supratimą, kada kirsti link krepšio ir kada judėti į skirtingus aikštelės plotus, na tai yra genialu. Dar vienas epizodas. Cartwrightas išlaiko gyvą driblingą besiveržiant link krepšio. Mantas puikiai supranta, kad jeigu jis lieka tam pačiam aikštelės krašte, jo komandos draugas paprasčiausiai neturės kur dėtis. Ir pastebėkit, kaip tiesioginis Manto oponentas užsižiūri į kamuolį milisekundai ir bam, Mantas iš karto kerta link krepšio. Atkreipiu dėmesį, kad priešininkų komandos ganėtinai dažnai pastato žemesnį ir prašiau besiginantį žaidėją prieš Rubštavičių. Taip tikriausiai norėdami atitraukti ir paslėpti tam tikrus žaidėjus nuo pagrindinio veiksmo su kamuoliu gynyboje. Ir kas yra itin gerai, kad Mantas baudžia tokius, na net sakyčiau, akivaizdžius mismatchus. Štai čia matote handoffą Mantui ir Vilas Cummingsas 1,88 cm ūgio žaidėjas, nemažai praleidęs laiko Europoje, itin vangiai lenda per apačią prieš Rubštavičių ir gauna tritaškį. Ir na man galbūt kažkiek neramu, tarkim netgi šioje
toje situacijoje Rubštavičių dengia 1,68 cm ūgio žaidėjas. Ir kai kurie žaidimo epizodai gynyboje yra tiesiog absurdiški. Ir Mantas nesisparinguoja prieš tuos tikrus australiškus fiziškus buldogus. Ir tai yra šiokia tokia dilema, kadangi New Zealand Breakers varžovai yra priversti savo geriausiai besiginančių žaidėjus stumti ant Cartwrighto ir Anthony Lambo, kuris dar net praėjusį sezoną sužaidė 65 RS rungtynės su Golden State Warriors apranga. Tad priešininkų komandos kaip ir bando slėpti prašiau besiginančius žaidėjus, statant jūs gintis prieš Mantą, bet Rubštos dydis ir aktyvumas sukelia tam tikrų problemų. Ir New Zealand Breakers trenerių štabas su sezono eiga vis daugiau ištraukdavo kozirių, kaip išnaudoti Rubštavičiaus ūgio pranašumus. Bet ką 2 minutų neišugdysi, netgi toje pačioje gynyboje, kurioje Mantas tikrai nežiba ir apie tai pakalbėsime kiek vėliau, tačiau ilgis dažnai kompensuoja Manto lėtumą ir mažesniems varžovams Rubštavičių yra ganėtinai sudėtinga permesti. Tas pats su puolimu. Mantas yra velniškai efektyvus metant tritaškius. Vidutiniškai per rungtynes jaunuolis išmeta po 2,5 tritaškio, pataiko kiek daugiau negu vieną ir tai yra 45% taiklumas. Tarkim, šitame epizode Mantas juda atgal gaudydamas kamuolį, bet sugeba tvarkingai susistatyti kojas ir išmesti metimą. Koordinacija, greitas kamuolio išleidimas ir vėlgi tie patys duomenys. Mano manymu, Manto ūgis turėtų siekti 2 metrus ir tai yra viskas, nuo ko šiuolaikiniai treneriai drėksta. Ūgis, rankų ilgis ir greita bei švelni metimo technika. Kas man dar labai patinka Manto žaidimai yra tai, kaip jis provokuoja pražangas ir ypač metant iš tolimosios distancijos. Nemanau, kad yra oficiali statistika, tačiau mano nuomonė tą sezoną, kai Mantas žaidė Lietkabelyje, jis turėjo pirmauti LKL pagal išprovokuotas pražangas metimo metu iš toli. Ir pažiūrėkit, kaip Mantas išleisdamas kamuolį išmeta kojas į priekį, kas yra visiškai legalu ir krepšinio mokyklose būtent to ir yra mokama, vieni labiau išmeta kojas į priekį, kiti mažiau, bet Mantas dažnai nujausdamas ateinant į kontaktą bando kiek parduoti tas pražangas. Taipogi tas pats ir su prasiveržimais. Mantas neturi išskirtinės sprogstamosios jėgos ar greito pirmo žingsnio, bet besiveržiant Mantas visada stengiasi prisidengti korpusu ir dirbti su rankomis, nevengdamas kontakto. Apskritai Rubštavičių aš stebiu nuo FIBA jaunimo turnyro ir tik Lietuvoje, tiek Australijoje Mantas turi neblogą instinktą, kaip provokuoti pražangas ir tai veikia. Štai čia matom, kaip gudriai Rubštas žaidžia į varžovą. Nėra susikurta kažkokio pranašumo, įgautas šioks toks atstumas, bet Mantas tiesiog nusprendžia grįžti ir su pečiu pasiūlyti kontaktą priešininkui. Tiesiog itin sumanu. Ir laikas pakalbėti apie gynybą, kas žinoma yra vienas iš Manto Rubštavičiaus minusų, kaip jau nekeista, kiekvienas jaunas lietuvis vargsta gynyboje 1-1. Mantas neturi staigumo judant nugarą į krepšį, judant šonais ir dažnai Mantas pasigaunant varžovų klaidinančių judesių. Viskas ok, kai Mantą atakuoja panašaus greičio varžovas ir Rubštą puikiai išnaudoja savo dydį gynyboje. Šitame epizode puikiai susigina Mantas prieš itin ribotą Pietų Sudano žaidėją, kurį stebėjau pasaulio čempionate. Tačiau kai reikia staigiai judėti prieš mažesnius ir vikresnius varžovus, Manto kojos tiesioginė ta žodžio prasme net laiko. Itin prastas kojų darbas judant gynyboje bei klauzautinant varžovus, šitame klipe Mantas labai prastai vertina situaciją. Rizikuoja siekti kamuolį, kurio negali pasiekti, yra priverstas žaisti katės ir pelės žaidimą vaikydamasis priešininkus ir varžovų žaidėjai verčia Mantą čiužinėti ant parketo. Gerai, kas gerai baigėsi ir Rubštavičius netgi išlenda iš situacijos pelnydamas 2 taškus, tačiau artimiausiu metu aš niekaip nematau Manto pildant 3&D žaidėjo funkcijas, netgi kad ir toj pačioje Europoje. Šitame epizode vienas iš mano mėgstamiausių australų žaidėjų neįtina saubiai atakuoja Mantą. Su pirmo bandymu verštis Mantas puikiai susitvarko, tačiau kaip jau pastebėjote prieš tai, Mantas vargsta skaitant ir reaguojant į varžovų hesitation judesius. Taigi matote, kaip ateina Aaronas Bainesas statyti užtvaros ir saubiai imituoja su savo kūnu ir galva judėjimą link tos užtvaros. Tačiau staiga persimeta kamuolį į dešinę ranką ir Rubštavičius lyg ir sureaguoja laiku, tačiau jo žemutinė kūno dalis visiškai nespėja paskui saubiai. Mantui ne tik, kad reikia tobulinti kojų darbą gynyboje, tačiau pats kūnas ir fiziškumas ore taipogi yra vienas iš Manto minusų. Norint žaisti elitiniuose turnyruose privaloma auginti svorį ir geriau sukerti kontaktą būtent ore. Taipogi visai nemačiau prasiveržimų į dešinę pusę su dešinė ranka, kas man sufleruoja, kad Mantas nesijaučia patogiai atakuojant krepšį savo silpnąją ranką. Prisimenant Lietkabelio sezoną, Mantas nebuvo itin efektyvus žaidžiant pick and rollų su kamuoliu. Kaip jau minėjau, Australijoje aš visai to nemačiau, tad vaikinui dar yra daug kur tobulėti. Bet nuo to laiko, kai paskutinį kartą matėme Rubštavičių žaidžiantį Lietuvoje, Mantas atrodo daug užtikrinčiau priimdamas sprendimus, kada mesti, kada verštis, kada atlikti perdavimą. Ir šį metą Australijoje, kurioje krepšinis yra itin fiziškas, turėtų neblogai išgrūdinti Mantą ateities kovoms. Aš labai atsargiai norėčiau vertinti jo galimybės NBA lygoje. Viskas priklauso nuo situacijos, galbūt ir atsiras NBA klubas, kuris patikės Manto perspektyvom jau dabar. Tačiau Rubštavičius turi visus reikiamus įrankius tapti elitiniu Eurolygos taškų rinkėjų. Taškų rinkėjų, kurį sutikime mes lietuviai jau matėme itin seniai.